Baldų gamybos versle Žydrūnas ėmė suktis nuo paauglystės. Įkūrė savo įmonę ir 6 parduotuves, patyrė didžiausią verslininkų siaubą – bankrotą. Stebėjau verslo agoniją, bet pažadėjau nepasiduoti, sako Žydrūnas. Ir nepasidavė. Išmoktos pamokos ir laiku priimti teisingi sprendimai padėjo Žydrūno įkurtai įmoniai Bela Furnitūra tapti vienai lyderiaujančių nestandartinių baldų gamyboje. Sveiki, Žydrūnai. Labas. Šiandien pakalbėsim labai man rūpimą ir įdomi tema, tai yra baldai, su tuo susiduria kiekvienas, o jūsų istorija tai įdomi tuo, kad pradėjot visą tai pats paauglystėje padirbėję savo tėčio baldų įmoniai ir tada prasidėjo verslas. Kaip ten buvo nuo pat pradžių? Tėvas turėjo įmonę ir joje gamino minkštus baldus dar tuo laiku. Ir turėjau galimybę išmokti irgi šito amato ir ėmiausi dirbti pas tėvą, tai kažkur tai užtruko kokius 2 metus. Ir vėliau jau išėjęs, kažkaip man šitos minties nepraleidau, išėjęs jau išsikrausęs iš tėvo, vis tiek kažkaip tais daugiau mažiau pradėjau su tais baldais taip ir judėti. Kol galiausiai priėjau jau prie nestandartinių baldų gamybos. Nulėkėm, susiradome patalpas, atvažiavau, dar prisimenu kaip šiandien, į vieną iš stambesnių tokią baldų įmonę, kur gamino baldus, sėdė ten tokie solidus dėdės, aš įbėgu, ten 20 kažkeli metai, reikia baldų, tai kam tu reikia, prekiaus, pinigų turi, neturiu, bet noriu baldų, turim patalpas, jau nusižiūrėčiau, imsim, prekiausim. Aišku, įdomiai ten į mane pasižiūrėjo, bet po truputį viskas ten tvarkoja, susirinkome tos baldus, ir Paskui jau įsibėgėjom iš tikrųjų jau į tas parduotuvės, tai buvo ir 1, ir 2, ir 3, ir 4, ir jau ten jau ir gamyba plėtėsi, ir baldai importuojami iš Lenkijos, iš Lietuvos gamintojų įvairiausių, ir taip plėtėmės. Gerai, šokim į tą krizinį momentą. Parduotuvės, viskas juda į priekį, bam, krizė. Bet jinai kaip atėjo, tai jinai labai greitai viską užbaigė. Iš tikrųjų mums užteko turbūt 3-4 mėnesių, kad negrįžtamai pasileistų tokie procesai, kad tiesiog jau jų nebeišėjo suvaldyti jau. Ir kas ten vėliau jau vyko 1-2 metus po visos tos krizės pradžios, tai iš tikrųjų ten tiesiog agonija tokia, ir kažką tais darai, bandai, bet, sudėtingas. O koks pačiam buvo jausmas, visą tai statėt ir matot, ta žodis agonija, jis tikrai gerai atspindi. Jo, tai labai sunku, nes tai buvo sudėtos visos viltis, visi pinigai, atrodytų viskas sukrauta ir kaip ir nesitikėtumai, kad taip gali kažkas nutikti. Bet, gyvenimas tęsiasi ir tiesiog turėjai eiti iš tos situacijos, kažkaip iš tos padėties suktis. O atsimenat kokį momentą, kur jau taip prisėdot, šakės, dugnas, kaip toliau? Tų momentų, aš pasakysiu, daug jų buvo. Ir nes iš tikrųjų tai turbūt 2 metai, kur visą laiką toj pačioj įtampai, nes kas gavosi, kad mes realiai galėjo įmonės padarius auditą, galėjo belė kuri įmonė, kuri mums tiekdavo baldus, tiekdavo medžiagas, tą pačią dieną nutraukti, kaip sakant, įmonės veiklą ir paskelbti bankrotą. Tai visą tai, kad ištempti iki tų 1,5 metų, berods kažkas tai tokio, ten tiksliai neprisimenu, tai čia buvo ypatingai toksai pastoviai, toks kiekvieną dieną, tai gal jau viskas, jau mest reikia, apsisukęs, nemesiu, vis tiek kažkokia turi būti išeitis, vis tiek už kažko galima užsikabinti, su tais tiekėjais kalbėsi, davai darom kažką tai simam, kažkokią gal kažkaip tais į kitą pusę pastatom, gal kažkokį modelį kitą pakeičiam baldų, gal dar kažkaip tais kažkur tais, įvairiausių tų sprendimų iš tikrųjų vienas po kito į steną. Dabar Bela Furnitūra užsiema vien tik nestandartiniais baldais. Kodėl? Tai tiesiog buvo pasirinkta, jau gal buvo ir pavargta jau per visą tą laikotarpį nuo tų visų prekybų, nuo tų patalpų nuomų, nuo tos atsakomybės už tas patalpų nuomų sumas visas, kaip sakant, už tas, nes kaip bebūtų reikėdavo daryti didelės apyvartas, kad visą tai apsimokėtų. Ten aišku viskas apsimokėjo, bet tai turėjo būti didelės apyvartos, automatiškai didelės rizikos. O kaip žodis nestandartiniai baldai draugauja su žodžiu terminai, laikas, nevėlavimas? Tai čia gal dažniausia baldininkų klaida, ką ir darydavo mes, tai
Tiesiog prisijėmam užsakymus, imam visus. Imame, o paskui jau galvojame, kaip padarysim. Paskutiniu metu kažkaip jau gal kokie 3-4 taip metai aš jau šitą išgyvendinu ir pataikau į tos terminus kitą kartą netgi per anksti paskambinu žmogui, dar terminui nesuėjus. Kaip tai daroma? Tai labai paprastai. Pirmoji eilė neprisirink to darbo tiek, kad tu nebespėtumai, kad sutalpintumai į tą terminą. Visą kitą, aišku, surinkti tinkamą kolektyvą, kad jisai laiku padarytų. Tinkamai brėžinys nukeliautų ten, kur reikia, kad būtų padaryta detalizacija, detalės nuvažiuotų į pjaustyklą, kitos grįžtų, kaip sakant, laiku į kitą cecho dalį ir kad visą tai tinkamai dirbtų. Iš trumpo mūsų bendravimo aš žinau jau, kad esmė yra čia. Taip? Tarpelių suleidimai. Tarpelių suleidimai. Tai eikim prie to, man reikia tokio trumpų dirbtuvių. To jaus mes susirasime atsuktuvėlį. Štai jisai čia, paruoštas. Visą laiką nuo ko pradėti reguliuoti fasadus. Pasižiūrėjai, kaip tas bendras fasadas atrodo tarp visų kitų fasadų. Tai ta prasme, jeigu čia lygų, tai negali būti. Negali vesti vieno tarpelio, nežiūrėdamas į šitą tarpelį. Nu ir visą laiką yra varžtelis, toksai pavyzdžio, ne? Šitas varžtelis fasadą stumdo į čia. Koks blogas meistras, kaip kreivai pagamino baldus. Turiu vieną tokį reikalą iš tikrųjų. Jo, tai va. Žinot, kaip uždarinėjau. Va taip pat. Jo, oi kaip negalima. Aš taip nedarysiu. Oi kaip negalima. Ne. Aš po šiandien tikrai trauksiu atsuktuvą. Tiesiog užtenka paprasto atsuktuvėlio, pliusinio, kryžminio, nesvarbu, kaip pavadinsi, PZ1, PZ2 galvutėmis ir tiesiog su juo pasižiūri pirmoje eilėje, kur reikia ką daryti. Čia matome, kad lipa. Vadinasi, mums visą fasadą reikia į čia. Kadangi Vidas jau žino, kad reikia šitą varžtelį sukti, jis grįžęs namo, va šitaip ir padarys. Jisai pasuks, uždarys, pasižiūrės, aha, dar biški reikia atgal atgrąžinti, nes per daug pasukau. Ir va. Olia, stebuklas.